Prašau tavęs, nustok pastoviai bliauti. Ką daryti, jeigu tavo bloga karma? Labai daug žmonių kalba apie kažkokią karmą, apie kažkokį likimą, kuris tarsi nepakeičiamas dalykas gyvenime ir tarsi nieko nebereikia daryti. Jeigu mano karmytė bloga, viskas, aš galiu nieko nedaryti, atsisėsti ant sofkutės, nes vis tiek mano gyvenimas jau bus blogas. Ar tikrai? Ar tikrai mes nieko negalim keisti savo gyvenime? Ar tikrai viskas jau yra nuspręsta iš pradžių? Ir ar tikrai mes negalim tos karmos keisti? Tai aš neneigiu, kad yra toks dalykas kaip karma, kaip pasiekmės dėsnis, kaip veiksmų ir pasiekmės dėsnis. Tačiau noriu pabrėžti, kad jeigu galiotų vien tik karma, o ne mūsų sąmoningumas, jeigu mūsų sąmoningumas nebūtų aukščiau tos karmos ar likimo vadinamo lietuviškai, mes negalėtumėm iš vis nieko, apskritai mums nereiktų prisimti atsakomybės ir nereikėtų nieko gyvenime daryti, nes vis tiek viskas jau nuspręsta. Todėl, kad ir kokia jūsų karma bloga bebūtų, arba kokia gera jinai bebūtų, mes esame aukščiau. Jeigu mes esame sąmoningi, mes galime tai keisti. Mes sąmoningai savo veiksmais kasdien galim daryti kažką, kas pagerintų mūsų gyvenimą. Todėl prašau tavęs, nustok pastoviai bliauti, nustok pastoviai verkti ir kaltinti, jog tavo karma bloga, jog tavo likimas negeras, jog tau žvaigždės sudėliojo taip, jog tu gimėjai rugsėjo 3 ir dabar jau tu nebegali nieko gyvenime pasiekti, nes tą dieną žvaigždės buvo nepalankios. Būk aukščiau už karmą, įjunk sąmoningumą, daryk veiksmus, kurie veda link geros karmos. Gražios tau dienos.